tokia Rūta Eidukaitytė ir Vilius Gvozdiovas. Labas rytas jums. Labas rytas. Pasikvietėme jūs, nes mūsų domino vienas dalykas. Sunkmetis užpuolęs mus kurį laiką, žmonės dejuoja. Kartais pagrįstai, kartais ne, o čia jūs, žiūrėkit, sumanėte antikrizinį planą. Pasėmėte vaikus, kuriems 5-7 metai ir išvažiavote į tolimąją Aziją, konkrečiai į Tailandą. Kaip gimė galvoje tokios mintis? Beje, gerbiami žiūrovai, jeigu turite klausimus šeimai, būtinai paskambinkite mums į studiją telefono numerį, kurį matote ekrano apačioje. Prašau, Rūta, jums turbūt žodis pirmas. Taip? Na, pirmiausia, tai buvo ne visai antikrizinis planas, nes mes seniai teoriškai vis pasvarstydavom, kad norėtume išvykti kažkur tai toliau su vaikais ilgesniam laikui. Ir atėjo laikas, kai pasižiūrėjom, kad jau tie metai, kai jau ateinantį rudenį, reikės eiti mūsų vyresniam vaikui į mokyklą. Ir jau nebebus tos progos, to laiko išvažiuoti. Ir tai buvo tie metai, kada buvo paskutinis šansas išvažiuoti. O krizė padėjo iš tikrųjų. Todėl, kad sumažėjo darbų ir galėjome... Tas labai neliūdėjo. Ir, nu jo. Sumokėjau išeitinę? Ne, aš išėjau savo norų. Ir dėl to jie... Nu, mes susitarėm, kad aš grįšiu. Tarp kitų, kur grįžau. Bet jie taupė tą pusę metų mano darbą. Aš vis tiek padariau tą darbą metų. Vadinasi, susiklostė geras laikas. Kaip į tai reagavo vaikai? Kur jūs mums išvežat? Na, vaikai džiaugiasi, kad mes kažkur išvažiuojame. Mes metus prieš tai buvome išvykę į Indiją mėnesių ir vaikai mėgsta pasikartojančius dalykus ir jie klausia, kodėl ne į Indiją vėl. Tik tiek. O šiaip jie džiaugiasi, kad išvažiuojame. Vėliau, kaip jūs sureagavote? Čia turbūt, aš kaip spėjau, čia buvo Rūtos idėja. Čia buvo Rūtos idėja, man labiausiai finansinė pusė vis laiko rūpėjo. Aš skaičiavau, kaip ten gaunasi. Bet suskaičiavus gavosi, o ta mintis jo, kad dabar, kai vaikas išeina į mokyklą, nelabai gali sau leisti. Tai, nu nieko, išgyvenom. Kiek laiko praleidote Tailande? Ir žinau, ten neužsibuvot ilgai. Tailande praleidome 2 mėnesius, paskui praleidome apie mėnesį Malaizijoje ir Singapūre. Tada grįžom į Tailandą maždaug 2,5 mėnesių. Bet čia lėmė tam tikros priežastys, dėl ko jūs turėjote išvykti iš Tailando, nes neplanavote. Iš pradžių mes galvojom, kad gyvensim vienoje vietoje, saloje konkrečiai, ir mums pasibaigė vizos ir reikėjo išvykti prasitęsti tų vizų. Tiesiog taip. Taip tiesiog susiklostė. Kaip tik žiūrovai mato nuotraukas iš jūsų kelionės. Kas paliko didžiausią įspūdį? Kelionė, ne, nu... Ko tikėjotės, ką gavot, kas nepasiteisino galų gale? Viskas pasiteisino, viską gavom, ko tikėjomės. Nu, viskas buvo tobulai, aš nežinau, sunku paaiškinti, kai dabar minus 20, sunku įsivaizduoti, kad reiškia plus 30. Bet tai visą laiką gerai. Kažkas sunku kaip nušviesti. Subundi ir išeini. Grįžti į jūrą, vaikai džiaugiasi, vaikai viską kartu, tai prasme... Čia iš pradžių tarsi skubėjom, kažko tai norėjom, kažką nuveikti, ieškoti. O paskui nurimom, dienos pasidarė, ne tai kad vienodas, bet nes nebesupratom kelinta mėnesio diena, kelintadienis šiandieną. Bet sekėte įvykius Lietuvoje? Taip, internetu, šiek tiek. O Rūta, Viliu, ko jūs labiausiai pasiilgote, būdami ten iš Lietuvos? Na, žinoma, galia vaikai? Draugų artimųjų. Vaikai, vyresnis pasiilgo draugų labai, o mažesnis lietuvių kalbos. Lietuvių kalbos? Taip. Viliu, mes mėgstam skaičiuoti pinigus. Pusmetis, jums 4. Kiek atsiejo? Kainavo tiek pat pragyvenimus tenais, kiek čionais. Prasme, man kainavo bilietai. Bilietai papildomi, taip. Jo, o toliau aš per mėnesį tenais išleidau tiek pat, kiek išleidžiu čionais per mėnesį. Nieko nedirbdami, tiesiog keliaudami, pažindami kraštą. Kur gyvenote? Nuomavomės namą tenais už tą pačią sumą, kurią išnuomavom čionais būtų. O ką su būtų darėte čia? Išnuomavom. Pusmečiui? Čia išnuomavom pusmečiui būtą, gavom tą 1000 litrų ir už tą 1000 litrų nuomavom mes namą tenais. Kita namas gavosi jau namas, o mes nuomavom čia būtą.
Tai tas apsimokėjo, bet to į tą pačią sumą išleisdamas tenais aš gaudavau masažą, kas antrą dieną vaikus masažą, tai prasme, maistai, tai yra, Taip, o lietuviai dėjoja čia. O Rūta, jūs esate dailininkė, tai turbūt jums problemų dėl darbų nebuvo. Na, aš kiekvieną dieną piešiau. Iš pradžių buvau sustarusi, reiškia, čia Lietuvoje padaryti parodą, kai grįšiu. Ir buvo tokia idėja, kad aš kiekvieną dieną piešiu po mažą atviruką ir įsiųsiu į Lietuvą. Tai aš kai išsiunčiau pirmąjį ir laukiau, kada jisai nuėjo per 2 savaitės. Tada nusprendžiau, kad aš geriau ten piešiu kasdieną, bet aš tuos atvirukus parsivešiu. Na, galbūt šiek tiek gailiuosi, nes tie antspaudai, pašto ženklai ant tų atvirukų. Bet dabar esu surengusi parodą. Linkėjimai iš Tailando, taip? Paroda atsidaro penktadienį, kur žiūrovai galėtų pamatyti ją. Jinai jau atsidarė praėjusį ketvirtadienį ir dabar vyks iki vasario 12 dienos Užupio galeroje, Užupio gatvė 2. Skambina mums žiūrovas, kuris norėtų jūsų kažko paklausti. Taip, labas rytas. Labą rytą. Klauskit, prašau. Sakykit tiksliai, kokio vietoje Tailande gyvenat? 2 vietose. Pradžioje atvažiavom į salą Kofangan, po to po kelionės grįžome į Čiangmajų. Taip, turbūt patenkino norus mūsų žiūrovo. Singapūras. Švariausias miestas pasaulyje, bent jau taip vadinamas. Kokį įspūdį jums paliko? Ne azijietiška pirmiausia. Nors tas švariausias turbūt, jeigu atvyksti lėktuvu, tai gal ir susidaro tas įspūdis, bet mes atvykome autobusu per visą Malaiziją ir autobusų stoti tikrai nebuvo svaru. Ir kai kuriuose rajonuose, ten, pavyzdžiui, Indų, sakykime, kur mes gyvename, tai taip pat nebuvo švaru, tačiau centre viskas yra tikrai idealiai švaru ir netgi gatvės yra kondicionuojamas. Nenorėjot pasilikti Azijoje? Kodėl grįžote? Dėl mokyklos faktiškai grįžome, žinoma, norėjome pasilikti ilgiau. Tai jau išėjo. O sugrįžti buvo lengva ar sunku? Buvo planuota, tai buvo žinoma, tai net tojo klausimo nėra. Kaip kiekvieną pirmadienį darbą eiti sunku. Tai ir čia taip buvo. Grįžti į darbą. Ir Rūta, Viliau, pagrindinis paskutinis patarimas tiems žmonėms, kurie galbūt pasiklausė jūsų irgi nutars vykti į kokią tolimąją šalį, tiesiog praleisti pusmetį. Nuo ko pradėti? Svarbiausia drąsa, pasirežimas ir neklausyti kitų, kurie sakys, tai neįmanoma. Kaip skaičiuoti pinigus, Viliau? Jūs skaičiuoti, kiek per mėnesį išleidai, tiek ir turėt. Bent minimum. O tiek daugiau ką čia. Važiuot, svarbiausia negalvoti, nes kai pradėsi skaičiuoti ir galvoti, tai susidarai prie savo barjerų. Ačiū Jums, buvo malonu Jūs čia matyti, linkėjimai vaikams, gerų pažymių mokykloje. Ačiū. Iki malonaus. Uolėtam pajūryje rastas kūnas užmena daugybę mįslių. Kas čia įvyko ir ką reiškia